Keliai atspindi valstybės išsivystymą bei kultūrą. Kelių dangų būklę lemia jų lygumas, stiprumas, provėžų gylis ir sukibimo koeficientas. Įvertindama naudojamą kelių statybinių medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, šios klausimus sprendžia Vilniuje įsikūrusi valstybės įmonė Problematika. Valstybės įmonėje Problematika veikia asfaltbetonio, bituminių medžiagų, betono ir gruntų, kelio sankasos ir dangos tyrimų, kelio oro sąlygų informacinės sistemos priežiūros ir techninės priežiūros tarnybos, kelių statybinių medžiagų sertifikavimo centras. Lietuvai įstojus Europos Sąjungą auga eismo srautai valstybiniuose keliuose, didėja kelių apkrovos, o tai sukelia kelių kokybinius pokyčius. Dėl šių priežasčių kelių priežiūra tapo prioritetinė veikla, garantuojančia nenutrūkstamą ir pakankamai saugų eismą ištisus metus. Valstybės įmonė Problematika yra pagrindinė kelių statybinių medžiagų ir tiesiamų kelių kokybės atitikties įvertintoja. Kelininkų bendruomenėje gerą vardą turintis valstybės įmonės Problematika kolektyvas kasdieniu darbu jau įrodė, kaip bendromis jėgomis galima pasiekti gerų rezultatų. Įmonės darbuotojai nežada nurimti. Planuojama plėsti paslaugas, geriau organizuoti darbą. Lietuvos keliai pagrįstai laikomi vienu svarbiausių šalies privalumų. Šiandien modernizuojamos ir atnaujinamos Lietuvos kelių arterijos tampa Europos koridoriais, tinkamai integruojamais į žemyno transporto infrastruktūrą.